važiavai į parduotuvę, ar patys? Gal patys? Gal palikims koks buvo iš senelėje? Nežinau. Nu jie, ką čia apie kitą žinosi, kaip tai tie, kad muzikams. Nu dar kokį turit? Nu kiek metų buvo? Kad aš, jeigu toks buvau, Net tas rūpėja kada. Nerūpta tokie daiktai. O kas čia tos per aparatą? Bus čia virvės vėl. Va, tokį galit virvėms. Aš patačiavusi virvės, sukas. Čia jau senovinis rakans, o čia tarkuodavo mažiem išdykeliam. Subina. Darbą jau tokie madingi tų laikų. Švilna, sakau, yra. Avis siūlos tas medžiagas irgi patys, ar ne? Karšdavo, kur į Rygą veždavo karštį. Aš nežinau. Du takėlis turbūt irgi namų darbo yra. Tas. Ja, tiesa, tada, kai jau toks sudaryti. Ja. Nu tai anksčiau kilimųgi nebuvo, reikėjo kažką po kojom pasimesti. Gerai, einam tada. Sako, reikia būti tokies, Ant sienųgi būdavo tokie visokie išausti. Ana dar Turjoniškis yra, kas jau čia buvo. Tas savo daugiau nieko nebereik linkėti. Pinigų nereikia. Svarbu sveikatas. Pinigų tai turi rasti. Nu, tik sveikatėlės. Pensiją gauna. Jo. O daugiau duonos bus, ar ne? Tai ačiū tada už padėkojam, ar ne? Ačiū. Ir sveikatas ir labų. Gerai. Vardą sakykit, tu pavardžią ir gimimus. Aš nežinau, kad nesuklystu. Jadvyga Vaitiekūnienė. Girdėjot? Jadvyga ir... Nu, tie jau žino visi. Nesvarbu. Reikia ant popieriaus užrašyti viską. Turėsim vieną tikrą audėją. Gimimo metai. Netikra, tik dėl savies audžio. O gimimo metai? 32. Buvom ką tik pas Sviderskį. Ne, Sviderskį neka būtų buvusi. Jo, tai rodė da tų austų visų. O tai buvo tikrai. Ir Vieną koją mes galvodavom, kaip tu audi su vieną koją. Išaudavo 8 visus. Ir man da jau, kol nemokėjau ten vertis, atėjo ir anajakis geradavo, mums jau akinių reik. Ana man juoda, audė klavierė. Parodė man, kai vėt. Aš pati vyriau, tik tai parodė, ne anajakinių reik. Mes dabar nebematom, mažolėščius matom. nu, tų metelių jau irgi buvo tada, jau ne 15. Tai ana jau man atrodo, kad beveik 100 metų mirė. Sakė 101. Nu, sakau, kad jau virš 100 kalėjo. Ja. O jūs kas mokė mokyklą, tada juk nebuvo tokių mama, senelė. Žinot, kas mokė mane? Kogi taip, aš pasakysiu. Niekas manęs nemokė. Savarankiškai. O taip, aš pareidavau iš mokyklas. Aš pamokų nedirbau prie stalo. Sakat. Ne. Amžinatėlis mama ausdavo, verpdavo. Nu ir Klausomės. mama kai ausdavo, o aš pareidavau prie stalo. Ir kada Ivana ausdavo, aš žiūrėdavau, kaip pakojas min. Žiūrėdavau, kaip jis pakojas min, ne tiek į tą knygą, kiek į tą pakoją. Nu, į daugiau. Nu ką, nieks neleidė staklės, da jau tokios ponios. Nu, kiek aš buvau, nu kaip Ana. Mūsinka dar 2, 3, aš tik 3 klasės baigiau, kaip susirgau labai smarkiai. Smegenų uždegimų nebeleidė daugiau. Nu ir mama amžinatelis išeis pas gyvolius, ruošė staklės. Nu ir Ana pareidavo iš gyvalių, eini staklas. Saka, nu po
man jau buvo staklėse. Kaip mano dabar žino, kad aš nu, neišgalvoju tikrai. Daugiau vis palauk. Reikia pagalvoti, kodėl Ana žino, kad aš buvau staklėse. Tai kad aš tai padariau. O matai, aš neperminu nyčių, o sumušu į krūvą. Nu ir išėjom, kaip šaukdavo ožką. Staklės jau. Pasižymim ožkai, žodžių tarminius ilgus žodis. Ja. Nu į tai dabar, nu ką. Ja. Visi žiūrėjau. Visi palauk dabar. Ožka. Dabar taip nebebus. Aš įlipu į staklės, žiūriu, kada bus perminti siūlai. Kada jau nebebus tos ožkos. Supratot, klauselis paaiškino. Ožka tai, žodžiu, neperminta. Nu, neperminta. Nu, į tai dabar. Ana išeina pas kaimynėm, žinot, ir dabar jau Pučinskai mirė. Ana išeina pas Pučinskį. Aha, aš į staklės. Nu, žiūrėjau gerai, kaip jau ten permin, persiminas, visą šeivą išaudžiau, parėjau, nu, visą tabaką sakys. Įlipi tą staklę, žiūri, nieka nė. Tai dyvai sako, kaip čia dabar staklėsi nebūtų. Misliu, nebežinosi, kad aš nebuvau. Va taip. O dabar sako, reik mokyti, manęs nieks nemokyti. Kai labai nori ir išmoksti. Megzti vėl. Ką megzdavo. Į megstinius megzdavo, į visą ką, su kabliuku, į visą ką, nu ką. Kas tavi mokys? Kad seso mokėja, kaip jau parėjai iš Latvijos. Kas tavi mokys? Reikia eiti daržus, reikia eiti visą ką. O man reikia bandą ganyti. Nu tai ką dabar? Nu, žinai. Einu, vara pietų gulti. Reikia eiti. Bet aš kitur neinu, kaip į sesers lovą. Aš atsigūlos, pasikloju galvą, o sakim žiūriu, ką seso dirba. O anas, nu ar nebūdavo kada, norėdavo ką norint, ana nusimėgsti ką. Nu, ana atsisės pietų laikė, dirbdavo. O aš žiūriu, kaip ana dirba. Aha. Tik aš neįsivaizduoju, dabar patiko, tik kada pagalvoju. Kaip ten dabar buvo, a tų virbalų man nedavė niekas. Ar anų nebuvo, a to kabliuką, seso tai turėjo kabliuką. Bet mūsų, kad buvo tik viet galva gatvė, kaip ten. Nu, kad taip, iš pagaliuką pasidirbu, pasiėmu siūlus. Mesko. Nu, koks ten tas mesgim, bet jau aš moku. Nu, į daugiau siuvinėti. Seso siuvinėjai, aš vėl žiūriu, kaip čia dabar reikia siuvinėti. Pasiėmu didžiąją adatą, tai dabar siuvinėsiu. Nu, pradėt gyvaliai eiti. Įsismeigu tą adatą, neberandu patys, kad nori. Nu, ieškau po kelmus, nėri gana tos adatas. Nu, nebėra, kitą dieną kitą jam. Mama amžinatelis vėl sako, tai kur tos adatas dabar dėti? Nesiuvinėti, megzti. Tai tų virbalų musinka man nedavė, mat mažą adačiukį aš pasiimdavau jau siuvinėti. Tų virbalų musink man nedavė, kaip ten dabar buvo. Bet siuvinėjot irgi? Siuvinėjau. Nu, į ką dabar, misliu. Didžiasias adatas pasiėmus siūlų, mes va. Ką padarysi? Ja, ir nieks manęs nemokina, dabar sako, reikia mokinti, fui, manęs nieka nemokina, aš viską savaime išmokau. Nu, labai nori ir išmokti. Ta kaip ta, dabar banda ganydavau kitą knygą pasiėmus. Nu, man knyga buvusi, nebuvusi, aš paskaitau, bet buvusi, nebuvusi. Nu, ir daugiau kaip jau kaip karvėsime užaugs, tai tada jau megstiniai. Man kas atiduotų, kiek aš nosinių esu apdirbusi, kiek visakų. Megstinius kitą kartą atsinešė, dabar jau žinatelis, gal toks vyras. Ir nuo to aš pradėjau, žinatelis, vaiteka čia. Kristina buvo. Atsinešė ir ant mane privertė megstinių. Dabar jis sakau, kad aš
aš nemoku nudirbti, na kaip aš dabar kojinę duosi, pirštinę, ją nudirbsi, bet megztinį aš nemoku. Bet ant tą ne taip, kad tą megztinį jau taip nudirbti, bet dar iš 4 dalių. Nu, amžinatelis Kristina, tad dabar ką. Imuk, sako, tokie stori siūlai nudirbti, kad aš nemoku nenulaidyti, niekas, sako, kaip aš dabar, aš nesu matas. Kristina amžinatelis, tai jau tai dirba. Nu, tai dabar. Aš sako, tau parodys. Nu, į pasiėmė. Ir aš per 3 dienas tą megztinį nudirbu. Ilgą tą megztinį, čia nudirbi nugarą, šonus ir daugiau krūtinę, da iš 2 dalių reikia nudirbi. Nu, nudirbau tą megztinį, nuo to kartą pradėjau dirbti. Kaip tik pradėjau dirbti, tai pasiūta bobas nešti. Ne, dabar tai nuėjai nusipirkai ir nebereikėjo gadinti. Į tai aš pati savo nusipirkau. Nu, kažkaip maloniau. Vis tiek savo dirbts yra taip, kaip reikia, o nusipirkti iš jo. Na, apie audimą dabar pakalbėjimo. Nu, apie muzikantų žinot, ką nors apie Ne. to kraštą. Ne. Jozapaitį, tas Sviderskis sakė apie Jozapaitį, tai ta senąjį. Nu, tas vaiks jau čia prie paminklo tą žemę, buvo kruopės, kuris gyvena. Ne. Tai tas senasis groja. Ne, muzikantų tai. Nežinau, kur jau buvo ten pas mumis, kaip gyvenom, kai jau buvo šokiai kas, nu tai amžinatelis va. Dakaniai jau mirė yra, Dakaniai nemirusi, Dakaniai Buvo muzikantai. Ja, O dainininkai. kur jie gyvena? Kur? O čia negyvena ten kažkur, aš nežinau. Ai, čia nematau. Ne. O čia Martyniškiuose, ta kad čia musinka tų muzikantų. Sakė prieš karą. Kaip po karą gali... Nu, prieš karą, tai tik kiek manęs dar čia buvo. Nu, bet sakau, gal, nu, mama kas pasakoja. Ne. O pati tai žinau, kad Gedorka. O, Ne? gėduoti, tai Na, va, aš padedu, pasirašo. bet taip jau tai ne. Gėdantis ten prie muzikantų. O taip, tai muzikantų, tai aš čia nei vieną nepažinau. Gal ir buvo kada, bet... O kada, nu, kur jau žinau, tai va Dakaniai buvo, kas ten Kristiniai buvo, tai ten jau ne mūsiškiai. Latviai. Daugiau nežinau. Ne, čia tai ne, aš nežinau. Nepažinau. Tai kiek mes čia dabar gyvenam, jau dabar. Nu jau, beveik 30 metų kaip čia esam. Bet jau prieš tai aš nežinau. Nu, o apie dvarą Martyniškių. Aš čia nežinau. Vaikai kaimo. Daug jau. O čia tie pastatai, tai jau čia to dvarą turbūt buvo. Ir tas sodnas juk to dvarą, ne? Pastatai, tai tas senasis pastatas, o tas naujasis. O šitas akmeninis nedvara buvo. Šitas kiaulidė buvo. Buvelcina, žinai, Tai tokie aš manau, ar ne? Nežinau, ką nu. Čia ne kiaulidė buvo, čia, žinai, vaikai, čia buvo gyvenams namas, dar radom gali. Gyvena Sviderskis. Čia galėjai paklausti, Sviderskis, tai žino, kaip jis čia buvo. Ką ten sako, nieko nežinau, nieko nežinau. Taigi ne čia gyvena. Žinau. Gyvena. O čia va dabar tame gale tai buvo. Čia tai yra, kur tas plytinis, tų blokiukų, kur yra. Čia yra priestas, tai jau tas yra prie mūsų pastatytas. O daugiau tai visa ta karvidė, tai jau čia, kiaulidė, karvidė, kas čia buvo, čia buvo taip, kas nori. Tai čia jau yra, musinka kolūkiai jau padaryta. O nuo pradžios, tai atsimenu aš, kad, žinai, tai važiuodavom į Rygą. Tai čia atvažiuodavo mašina, tame gale. Tai buvo didelės durys, čia priveždavo jau visokių mėsų, bulvių, čia visako. Ir daugiau kaip pirmą nebuvo vainė vežti jau. Nu tai atvažiuodavo iš Rygas mašina, ir čia pakriaudavom ir važiuodavom į Rygą. O kas čia, kaip čia atsirado, tai Apie dvarą, gyventojus, dvarponius, kiek tų samdinių nesat irgi? Ne. Kiek tų žemių buvo? Ne. Nieko nežinau. Nes ten tokie dideli maičiai, tai jau čia turėtų būti ir sodinti. Tos augalas gali vėliau. Tai čia jau ne vien tik tai čia buvo. Kas tai jau buvo? Jau antram daugelį, čia gražus namai buvo. Darželiai buvo. O ką nuo ražina?
Juk čia per karą baisiai daug kareivių buvo iššauta. Ir ten dabar kiekvien antram pusė tos duodnas. Ten yra kapas. Tai maudytis atsirado. Dar vieną kitą iškasė, išvežė, o daugiau paliko. Kas jau paliko. Čia ligonė jau. Čia dabar kaip yra. Pasunda. Ką sakyti? Tas mūs. Čia buvo ligoninė padaryta. Ligonė buvo. Kas jau peršauti, kokie kareiviai, kas buvo čia daugiau. Prižiūrėjai tą. Nu, tikras, žinai, jau gaila žiūrėti. Nu, žinai, kad apie tuos varininkus nieko. Kad tik tėvai Tekūninės klausinėjai. Seniūnė yra davus man tokią knygą Kruopių, žinai. Tai ten ką nors galima parašyti seniūnės, žinai. Kruopas. Tu knygą Ai, apie seniūnė. Kruopius, tai yra Martyniškiai, čia minėti, kai buvo Kristapaitis per tą abu Aš tą laiku- elektą, jo, laiku darė šitą tą aštuntą. mokyklą. Jo. Jie, tai sakė, kad 1902 metais čia mokykla ta buvo. Bet kaip reikia, toj knygoj yra 1808. Žodžiu, šiemet 200 metų šiemet. Pasirašom. Nu, šitai. Taip, Čia prie dvaro. nu, Laikotarpis. Laikotarpis. čia gal reikia eiti prie Einam to prie stalo sėdo vis tiek ten, pa- žinai. Pasėdėsim, ką nors papasakosit. Ką nors papasakos. Ir šitą, o daugiau apie tuos visus dvarininkus niekad ten ir. Turbūt buvo to Žagariečio, to Nariškina kokia rezidencija. Kažkaip, žinai, tas. Nu, į kokie čia tie pirmieji mokytojai. Nu, nepaminėta ten irgi, žinai, to knygą nepaminėta tie pirmieji mokytojai. Ir Ne, iš tos senos. Gaižaičių, tai mokytė Baltavičienė ten jau paminėta. Jos senelis, kiek prie to komitetą buvęs, kiek suprantu, tas senelis, nes ten jos 1800 kažkokie nebesimenu. Čia skaitau, čia nesimenu, nebe galvos visą. Taip, taip. Nu, Pažiūrėkit, mes turim tokią tokie, žinai. Prie kito. Žodžiu, čia mažas parduotykės. Reikia pakėlti. Taip. Nuo kelintų metų čia dirbote? Aš 71. Nuo 71 iki kelintų dirbote? Kol uždarė 98. Iki 98. Pradinukų mokytoja. Čia 9. Tai pėsti vaikščiu. Mašina prie parduotuvės yra. Prie parduotuvės. Nu, sakau, ne pasižiūrėti, ką reiškia žodžiai. Na, tokiu. Nu, šitą. Bet jau paminėti. Kokiai dabar apie 30. 1932-3 atskyrė tos Martyniškius nuo Kruopio, to valsčius, kaip ten dar vadinos kitaip iš pat pradžių. Tai Kruopio. Bet ten tų Kruopių mokykla jau irgi kažką panašaus turėtų. Ten tas tokie. Jau gal ne rusai statė. Ten irgi. Nu, nedavė kokio. Ten toks dvaro tipo tas irgi pastats yra. Aš viduj nesu buvęs, tik iš lauko tokias kolonas tokias. Nu, kada teka pravažiuoti. Ir būt Kruopios apylinkiai to teka, kai sąrašus reikėjo tikrinti, kaip iš ten mokiniai. Tai jau teka, bet jau seni metai. Į knygų tų nuotraukų įdėta, viena pažįstama bendramokslė, chore bažnytiniam dainuoja, fotografuotai. Nu, tai va, tai dabar apie tą mokyklos istoriją, tai sakė, seniūnė Kristapaitis sumelavo, nu gal jis nebuvo radęs datų duomenų, žinai, taigi palauk, reikia jau ten gerai paieškoti. Nu, į tai ten rašo toj knygoj, bet tų metų nerasta jau kas ten, žinai. Aš rytoj nueisim pas Tamašauskienę, jinai jau gal daugiau irgi žinos tokių metelių pasisendama. Taip jau tai stipri dar yra, tik tokia, kad su tuo vaikščiojimu. O taip atsimenant, tai jau daug ką atsimenant iš praeities jau sako.
Kiek 90, virš 90 Jo, kažkurių metų. jeigu ne 3, ar ne? Kažkiek vaikus. Tokių, žinau, taip čia sakau. Jau ir rinka tos duomenys, kada čia buvo, kad ta mokykloj, kas tas pirmasis mokytojas, jau Sviderskė mama, kai buvo gyva, ta jau pasako. Nu, jie tos irgi atsieiti taip ir klaidingai, kad taip kaip Kristapaitis sako apie tą mokyklą. Nu, jos pradėjo tada, čia buvo ta mokykla, gal nebeatsimu, kas ten tas įsteigėtas. To pastatą, nu, jie čia tam dvaro pastate buvo kažkoks kambaris duots, tai prašė kaip prašo. Nu, čia mūsų tų mokyklą, paminėta Vaikaičių mokyklą Valtavičių. Paminėta paskiau čia Jautman, Tuminčių ten taip buvo. Gerai, tai tada eisim dar paveiksluosim jį iš vienos pusės, iš kitos. Kas Kaip sakė? dabar atrodo. Jo, kaip dabar. Tavo gražią nuotrauką. Tu žinai, gražiai. Da jau tada gražiai atrodo. Gražiai. Dar gal po 10 metų dar gal gražiau atrodys. Nu tai žinoma, kaip šitom mergaitėm, nu tas šinšilų augintojus norėjo, nu jau viską manęs ieškojo, kai Jonkienė laidojo tą dieną ant buvo namuose, kad atvažiavo, jau kur jau mani čia, žinai, apgyvendė, žinai, susitart, ko paskiau dingai, žinai, sako, dabar jau tom mergaitėm, žinai, jau žagarė nenori, tai dabar jau tom mergaitėm. Nu, atvažiavo iš Šiaulių bosas, tas čia mūsų seniūnė, žagarė seniūnė, vaikštė, nu, čia jau per daug brangiai, žinai. Nu, da palikit, da brangiau reikės atstatyti, kad norėsi. Nu, jau uždarė mokyklą, tai turi žinot, kam perduot raktus ir viskas, tegu žino. O čia taip tai vieta, tai ir laisvai, taigi ir... Nu, žinoma. Nu kažkaip būtų nesmagu, jeigu čia kokius, tos, kaip sakau, kiaulės augintų kojas. Nu kaip tos šinčilas atrodo, nu kaip kažkaip ne taip. Nu tai žinoma kažkaip, bet nu visokių kalbų. Vieną kartą parvažiuoju, kas čia dabar, žinai, sako, narkomanus. Nu gerai, sakau, tik ko bijau tų narkomanų, bus tvarka, bus kas prižiūri, vis tiek, sakau, žinai, taip jau nebuvo. Na vietiniam bus darbo, kokį sargo pabūti. Nu, tai tas. Eiliai kokie nėra tarnaviniai čia tame dvare, ką nors. Mama tai buvo tarnavusi, bet pas kažkokį poną. Vienu žodžiu, tai aš nebeatsimenu, kaip anos vadindama. Ana, da jau jauna būdama, tai kas jau dabar jau kaip mama, 70 metų nebitai. Vardas, pavardė, pasirašom Valentina Daunienė. Taip. Ką aš ten galiu pasakyti, aš tai niekai taip įdomus nežinau. Gimimo metai jūsų? Kokie, kiek kaip buvo? Jūsų gimimo metai kiek? 34. 34 užrašykite. Nu čia, žodžiu, kieno klausinėjam. Nu. Ir lietuvių užrašykite. 34. Atleiskite, čia ketvirtą. Nu, vienu žodžiu, aš daug ko nieko negaliu, aš nežinau apie tos daugiau, apie tos Martynės. Mes nešnekėm, mama kai mirė, kai jau būtų da buvus, mama da jau apsiženėm, da būtų gal papasakojus, ką o tėtis tai. Nu, bet tai visai varstai netoli varstai. Martyšius, nu kas čia dabar? Martyšius nieko nežinau, duris pradarė. Ne, Martyšius ar čia gyvena, ar tokia amžiaus, nieko nelabai žino. Nu, bet tik tiek, va, kad tėvų paklausęs, gal kur kas ką girdėjo. Nu, kad aš ten tų kažkokią pavardę minėdama visi mama, kad tarnavusi ponai, ką buvo, kokie statė tą mokyklą ten tvarkė. Jau buvo pastatyta dar montavo tą. Kaip internatą statė, vėliau jau prie manęs statė. Jau kokie buvo 53 metai. Aš ten tos mokyklos aš negaliu papasakoti nieko. Ir kiek te žemės buvo, aš nežinau. Šnekėdavo, kad 3 hektarai mokykla žemės yra.
apsuko į tie parks visas, kas anas. Mama jau kada sakė, kas sodins buvo tas parks jau prieš 100 metų ir taip pat. O mokykla pasirodo buvo įkurta 8, ar ne? 1808 mokykla. O galvoja, kad 1902, o pasirodo mokykla jau 200 metų. Jau sakau, senai mama sakydavo, kad buvo ta mokykla, aš tai nieko nežinau. Negaliu pasakyti. Kokie ten tie ponai buvo ten, saky, mama išnekė viską. Vieni ten buvo gyvena, kiti turėjo samdinius, dirba, tvarkė, o dabar kažkaip nieko neatsimenu. Gerai, tada dabar apie audėjas. Kalbėjau, Pucienė galėjo papasakoti daug. Vaitekūninė pasakoja tai apie audimus. A jūs nuo audimą, nuo ko norit? Nu, pati audėta. Ar audėta? Biškį. Na, va, rašykite, kad audėja. Dėl savęs. Dėl mokslo, dėl savęs tik tai. Petkauskai negalėtų papasakoti. Nu, tai mes rytoj raistuose. Ana visus tuos žino, Ana tegu pasakoja, Ana žino, Ana įraudus tą uošvienę nuo saudėję, tokius gražius mokėdavo iššauti. Aš nemoku pasakyti visų ten gerai. Ana tai tikrai gali papasakoti. O ten prie tų staklių, ten Vaitekūnė nesakė oška. Oška kažkoks tas, nesumetims tų siūlų kažkoks gaunas. O kokie dar tokie išsenesni tų žodžių? Nu, matai, čia visi vadin vis kaip. Mes, kada mama pasakodavo, kai pradėdavom siūlus vyt, buvo toks sukams, kai šuliniai rėstiniai bunkelius vadindavo, suvydavo siūlus į du tas tokius. O daugiau būdavo... Bunkelis? Ja, bunkelis. Taip mama vadindavo, aš nežinau, gal kitaip nevadino, seniau. Nu, daugiau tos siūlus išbūdavo tokie mastuvai iš 4 dalių. Kiek metrų norėdavo, tiek apsukdavo tų siūlų. 10, 20, 15 metrų. Mestuvai? Mastuvai būdavo. Nuskaitos apvyniodavo, kiek metrų nori tos medžiagos. Jie sukdavo, taip susispausdavo iš 2, padalindavo iš 4 dalis būdavo. Tai ten vienu žodžiu sukdavo tos siūlus. Nu, kai susukdavo paskiau, dėdavo į stakles, vyniaudavo. Kai, ten, jums tuos visus daiktus reikia pavadinti. Nu, tų žodžių, kur dabar jau nieks nežino tų pavadinimų, ten staklių kokia koja, kaip vadinos, kaip nors tokie va. Buvo pačias staklės, va tai pavyzdžiui, čia buvo viens rėstinis, kur surėč medžiagą, o viens aukščiau buvo daiktai, bei tas siūlų suvyniaudavo tuos, kur nuo tų mastuvų nuimdavo, taip reikdavo suimti, sugunkuliuoti, kai rankšluostį, kad surišdavom tuos siūlų daugiau. Vaikai mes laikydavom, o mama sukdavo ir vyniaudavo į tą rėstinį tenais. Kai suvyniaudavo, daugiau buvo viršum pakabytas tokias nytis, siūlai, ir reikia suvesti į tuos siūlus, ten tokias akytės buvo. Suvedavo po 2 siūlų į vietą, ne po 1 siūlą verdavom, išdalindavo. Nu, o po tų nyčių skiets toks buvo toks, va taip, pavaikščiodavo, nu, tas... Smulkus bus papraštas, kaip austa buvo. Ja. Ne? Tuos žodžius susirašykit, gal savai pripasakosiu. Tokie mastuvai, skaitos, primuždavo siūlą, o daugiau tą, ką primuždavo, audeklas ėjo, va taip, vėl ant kitą rėstinę vadinamas, vėl taip užsukdavo, užverždavo tokie, panašiai kaip pjūklai buvo tie tarpiukai tokie vadindavo, taip vadindavo, aš nežinau. Paulina Leščinskaitė. Nu, paveikslai, kaip pasakiau, išdžiojusiai, paveikslai. Gerai, kompiuteriai viską padaro, daugiau suspaudžia išplėč kaip jau reikia. Ir gimimo metai kelintų? 1924. Birželio 25. Kaip žinai, kiek krikštau, 9, bet...
nesvarbu, 24 mėnesį ir nebereiks, nes jau data įspūdinga yra. Ai, nebebaisu. Gerai, tada pirmiausia pakalbėsim apie senovės tos dvarus, apie Martyniškius arba Raistų tą dvarą, ką nors žinot, ką nors. Įsikūrė, čia buvo vienas akmeninis. Parėjom, kito nieko nebuvo, tik akmenai ir medžiai. Tiesiog buvo senelis, kad nupirka. Mano tėtis, man senelis. Daugiausia mokytojai čia buvo Įtominskis, pirmiausiai nupirka Įtominskis. Čia tą dvarą. Iki pat Gropių ir iki Žagarės. Čia tą Martyniškių dvarą, ar tą? Martyniškių. Įtominskis. Ir pastatė tą mokyklą. O apie kelintų tas metus buvo? Petkienė sakė, kad dabar naujus duomenis radė, kad 1808 netgi. O taip galvoja, kad 1902 šimtą, o pasirodo, kad dar ankstesnė data tai yra. Jo, gerai Petkienė sakė, gerai, taip ir buvo, taip. Taip čia parsikėlė į tą dvarą. Nu, į daugiau Įtominskienė mokytojavo, buvo sodė, gal tą prisiminė. Ne, turbūt sudraskė, tenai namą buvo įsikūręs jau dvarą, kai dvariuks tas namas buvo. Nu ir mokykla, ėjo vaikai, Įtominskienė mokytoja buvo. Jo žmonai mokytoja. Nebuvo kur gyventi. Senelis, pirmiausiai senelis pastatė va šičia namą. Tai priėmė mastą Įtominskienė čia. Ir Inkas rytą į mokyklą tenai baigė. Bet tenai jau ne lietuviškai mokina. Rusiškai mokė. Viskas. Pirmieji studentai buvo rusiškai. Dar tėvelė ir kurėjo mokyklą daryti tuo metu. Visus rusiškai mokina. O gal turi dar tuos dokumentus, turite? Nežinau. Kęstutis paieškotų, jeigu ką. Kokią rankšluostį, nuotraukų gal turite? Iš tų, kuo senesnės, tuo geriau. Tokių senų nuotraukų, žinai, kai kars degė. Ai, nu taip. Nu, jau pradėjo pirkti, va čia statytis, jau tokie maži atvažiavo. Bet daugiausiai iš Rusijos atvažiavo, va, bitinai iš Rusijos atvažiavo. Ten tas Černikovs iš primokyklos, jau jis tenai buvo to Įtominskė, ten giminais, kas jis buvo, kai jis jau dalyvavo su juo. O tai kažkai, kiek tos žemės pradžioje jie turėjo? 200 kokius, apie 50 hektarų, kiek galėjo turėti? Tai daug turėjo, tai mūsų pačių ir apie 40 žemės. O ten už vieškelį iki pat Latvijos rodėjo. Ai, tai iki Latvijos ėjo, o į Žagarės pusę iki kiek ta žemė galėjo eiti? O ten su Nariškina kieno Žagarė buvo? Nu tai kažkur susitikote tos ribas? Jo, ten susitika dvarai. Bet jau Nariškina ir įrašyta. Jau įrašyta. Ne, apie Žagarę mes niekad, tik tai va Martyniškiai ir Raistų tas dvariukai. Rytoj eisim, tai apie Raistų tą dvarą rinksim, po Raistus Tamašauskienė va ir eisim, aš eisiu su kitais jau. Tai va taip. O daugiau kas tam yra? Austė, klausk. Apie žemę klausim. Kiek tų baudžiaunikų buvo, juk pats juk nerė su arkliais, su jaučiais, su končiai. Kiek tų... Su arkliais. Į mano senelis buvo, kaip čia dabar sako, buvo tas, nu kaip dar sako. Ūkvedis koks? Ne, ant buvo, ant dirbo prie miško, ant nebuvo, ant jau laukus nedirbdavo, ant miškį. Urėts koks tai? Ja, kaip seniau sakyt, pavažaudavo, Nariškė. Urėts. Ne, kaip pagalvokim. Nu, žinodavau, stars
Staras tai koks? Staras, ja. Mhm. Staras buvo senelis. Čia vien Ten prie miškai kitų. buvo, daugiau nieko nebuvo. Grynai Kita. miškai. Terminai ten visi. O ten ta jau kardienė, ten teisingai jam pasakė. Kažkokio knygoj sakė rada. Jo. O kas ten dar yra? Duok man lapą, aš pasižiūrėsiu. Duok iš tų. Kas ten buvo, susirašėm ir apsvaikom. Ūkiniai pastatai, ta kiaulidė, kur prie kolūkio buvo, tai čia irgi to pastatyti, tas ūkinis. Ne, čia jau akmeninė ta. A tik tai ta prie pat mokyklas, kurį ta, tik tai. Tik tai tas senoji. Kieme, kur yra. Ne ta, kur prie ir, ne tas priesas, bet ta, žinot, kur gyvena Onutė ir kur... Ai, nu, ten galiuks tik tai toksai. Nu, ten mokykla buvo, ten buvo mokykla, ten buvo laiptai, viskas, to buvo, to jau. O per karą irgi gal buvo nukentėję, nebuvo kas nesusprogdinta, nesudaužytas tas dvaras. Nu, kad viską tenai sudaužė buvo. Sudaužė, ne, viską sudaužė. Nu, kai senelis buvo tas, kaip darbus turėtų jūs vadinti, kaip netie. Pasakyk, pats viską taip sugebi pasakyti. Ką iš miesto pasakyti? Abudu. Aš ne. Nu, man buvo ne... Nu, vyriausia žodžiu, ką. Ne, nu dar kažkaip, nu kaip dar vadintų žmonės. Nu, mes tai paprasti žmonės. Nu, tai brigadininkas koks gal mūsų kalba, ne? Tie brigadininkai, nei kas, nu, tie. Darans koks? Tie, to... Nu, nesvarbu. Surasim kur nors. Nesvarbu, vis tiek nebeprisiminsim. Kad seniau būtum pasakęs, būčiau prisiminusi. Ten buvo... Nu, kažkaip nepasakęs. O tų samdinių irgi daug būdavo pas jį. Kiek galėjo būti? 10 Nieko koks? turėjo, kas, mano senelis? Ne, nu... O tas, jai Tominskis turėjo viską, turėjo samdinius, turėjo visą, ką dirbdavo. O tas Tominskis daug tą dvarą pardavė, ar kaip ten buvo toliau? Visą, ką pardavė, išpardavė, čia pardavė daugybės. Va nuo Janulio, kaip eina iki Latvijos tas visas ruožas, tai va į Tominskį žemę. Ir visa ta žemė įparduota. Ir čia iš Rusijos visur važiavo tokie biedni žmogeliai, įpirkos po kelis hektarus. Nu, man žinant, kaip čia dabar tas dvars likvidavos, neišvažiavo kažkur, o tas dvars likvidavos. Nelikvidavo, Bankrutavo gal, ne? Bet klausykit, kaip dabar. Prasilošė, ar kaip? Gal... Niekur neprasilošė, nieko jis nebeįsimokėjo, o ką neįsimokė, ką? Nu, bankrotas ištinka, švaržytinių parduoda. Varžytinis, iš varžytinių daugiau pirka žmonės, važiavo ir čia pirka žemę. O tai Raistų tas dvaras Atskirai? jau atskirai buvo, Šimirskis. Šimirskis. Ten Šimirskis. Ten jau Šimirskis dvaras. Tai kai išsipardavinėja ir čia palika mokyklą tada. Mokyklą palika. Tie vaikai jau buvo vienam didelį, jau tie vaikai irgi kartu su mokyta. O ta mokykla buvo privati ar valdiška? Nu kaip? Jo, privati. Ai, privati. Aha. Žodžiu, jis steigėjas ir, nu... Jis pastatė, atvažiavo, kaip tą žemę, čia tą dvarą ant nupirko, o iš pats nupirko, tai tikrai nežinau. Kaip jis nupirko, tai tą dvarą, tai jis tą mokyklą pastatė. Pastatė mokyklą, o į Tominskį žmona buvo mokytojas su savo sūnais. O tai jisai irgi čia ilgai gyvena? Ilgai. 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 Tik kokį
apie tą laiką. O Biškį vėliau. o tai jisai daugiau kur čia išsipardavęs, kur išėję? Ai. Gal Čia jau su vaikais važiavo. Mhm. Jau su vaikais važiavo ir išvažiavo. O tai gal jie giminės buvo su Žagarės, tais, nu, kad nieks nieko, nu, kaip dukteris, kaip nors va taip va. Ne. Tam du sūnai buvo ir они važiavo ir išvažiavo. Kaip čia jau baigė sūnam jau visą tą išparduoti baigė. Kas liko ant pats pardavė ir daugiau išvažiavo. Nebeliko. Nu, ką dar turim apie dvarą paklausti? Žiūrėk, kad... Savo muzikantą turėdavom, nereikėdavo niekur. Nu, va, tai tada ir apie muzikantus, tada kalbam apie muzikantus vietinius čia. Juozapatis va gyveno, to jau priešais alėjas, kaip Jo, ta. žinai. Norėjom susitikti, bet sakė, sergas yra, nu ir... Buvo atvažiavęs Jonas pas mane, mes iki mokyklai. Bet sakė, kažkas rankas, nebepakelas rankas. Ir tai Juozapaitis, o tų dainininkų tai jau mes į Daunienės klausėm, sakė, ir iš Latvijos ateidavo padainuoti. Kaip ten tą pavardį? Iš Aukštelių kaimą. Sakė, palei Latvijos rubežių kažkoks kaimas buvo. Teisybė. O pati gal giedojo, tą dainavo, tą šokėją, kaip? Ja, giedorai mes buvom sustarę, sutaisė tokį partiją, laidotuvės, o kur mes pirmieji. Nu tai tada tas pavardės, kas tie giedoriai buvo to? Ta va čia, nu visi tada buvom jauni. Nu taip. Tada bitinė, o vyrų reikia sakyti pavardį. O mergaitinė, ta mergautinė. Mergaitinė pavardė. Jo, kaip gerai būtų ir ta. Abi, jeigu žino. Simonovičiūtė. Simonovičiūtė Bitininė. Bitinaitė. Aš tą pažįstu. Nu kaip tu nepažinsi? Dėdė tetą. Nu, kas dar? Va, Urbona Kostas Valia, Urbonaitė, irgi buvo giedor, mes buvom nusitaisę. Urbonaitė. Marytė Valešinskaitė ir aš, mes keturias jėzom giedoti, tai jau niekas O tai gegužinėse gal irgi dainuodavo, tai ne? Tai daugiau tokių muzikantų užsirašai? Visos keturis. O daugiau tokių muzikantų nebuvo? Nu, per vestuvės kas ar... Buvo, bet jau ne vietinė čia? Ne, nu, vietinis čia pat, žinai, tos rajančiukos mažos, kur gyvenda tas vienas. Nu, buvo mėsiaus poviliuks, tai visuomet su harmonika. Su harmonika, mėsiaus povilas. Ja, arba jau 3 karaliai, kokie šventės, tai jis visuomet būdavo. O čia apie kelintus metus? Nu, apie kokius... 35 kokius, nemiškai daugiau. Prieš karą? Vėliau. Ai, po karą jau? Vėliau. Ką jau, aš tik tokia nedidelė buvau, tik tai prisimenu kokį 10 metų. Su harmonika. O daugiau tokių su kokiais instrumentais? Ne, daugiau su instrumentais. Nič negroja. Nu taip. Patiek tų muzikantų te buvo. Nu, kai kūrės, tiek patiekite buvo. Tiekite buvo. Tuos instrumentus žinoma, ar apirkdavos, kažint, ar kaip? A, ne savo senelių. Ai, jau kartų paveldėjim. Paveldėjams seniai būdavo. Ir aišku, išmokdavo jau iš savo moksliai. Pats eidavo vestuvėm groti, jo vestuvės ar... Čia senasis, ar tas Jonas? Tas tėvs. Ai, tėvs. Tėvs.
tėvs čia apie tėvą. O kaip jo vardas yra? Jo, Irgi Jonas. abudu Jonai. Man atrodo, kad Jaunasis, žodžiu, palikims. Savo mokslai, kas ten yra, skaitai garsiai. Giedojo laikotarpis turim. O ko, vestuvės, kokias melodijos dainas, tai jau čia, aišku, jau linksmas tokias. Senoviškas, Ja, linksmas. Tvarkingas, nekaidavo, kad pagalvoju, kokia eidavo. Ja, elektrą pajungi ir zvimbina. Ja, jau dabar tada jau būdavo labai linksmas, smagias linksmės dainas. Nu, tada mama audėja buvo. Na va, dabar tada apie audimą. Jūs pati irgi audėt, ar ne? Ne. Neaudėt, nesinorėjo. Nebuvo man laiko kada. Išmokau paskiau siūti, kada. Tada jūsų mamos vardą. Ir apie kelintus tada tuos metus. Nu, gyvena audė, vis tiek jau nuo 80 metų, tai... Ana gimusi buvo, bet kiek galėtų. Metų naiduoti gimusi, tai Ana buvo 1888 metais. Nu tai kiek Ana galėjo dabar būti. Kada audėja buvo. Nu tai kokie... Tai jau aš kokį 10 kaldau. Nu tai apie 20 kokie, ne? Nu vis tiek raitigi ruošės pati. Nu tai va, apie 15-18 kokį metų jau tada pradėjo. Nu, raiti ruošės. O ne į Maksimą ją pirktis. Audavo raštuotus, rankom su viskuo dirbdavo. Ir ką ten dar? Klausti. Kas išmokė austi? Austi, kas mokė? Mano mama išmokė jos mamą. Žodžiu, kartas. Mokyklas nebuvo tokios ir iš rankų į rankas. O jūs siuvot, kas išmokė? Nu, mano charakteris toks. Jeigu aš buvau pas biškį po karą, tas jau buvo po karą, kokia... Nu, tai 45, 24, nu, apie 30, sakykime. Ar ne? Nu, nebuvo. Nu, apie tuos laikus jau reikėjo duonas užsidirbti. Ja. Duonas reikėjo užsidirbti. Nu, tai biškį pasimokiau, bet aš labai greitai ir, nu, jeigu pamatydavau ką nors, tai man reikėdavo ir man padaryti. Tai siuvėja kokį pusę metų gal pasimokinau, daugiau nemokinau. Daugiau siuvau. Siuvot, žinoma, ką prašo, tą siūnat. Nu, tada žmonės nebuvo, siuvėjų nebuvo. Nebuvo siuvėjų. Nu, taip. Ne, aš daug, pas mane vyriškai prašydavo vyram, nemoku siūti, aš pas moterį mokiau. Tai tiek, tas siuvimas. Bet užteko, tai kaip parduotuvė, to mergičkai žinot, eidavo viešuotis, čia minkiai viešučiai, čia visos tos jaunimo tokia buvo. Visas panas eidavo. Nu, visa, kas darbo, tai būdavo sunkiai. Nu ką, duona reikia sudėti. Nu tai. O po karo duonos nebuvo. Tai važiuodam ant muitą, ant Latvijas. Tai uždirbi pinigų važiuoji, neleidai į turgų važiuoti, jeigu galėtum pats nusipirkti javų ir įsikepti duoną. O, kai buvo po karo. Sunku buvo gyventi, labai po karo. Atėmė visą, gyvuolis susitviere, iš ko susitviere. Iš mūsų gero susitviere.
Mums mes parsivarėm 4 karves, ne, 3. 2 paėmė, 1 karvę palika, parsivarė 4 arklius ir Erdželą. Atėmė, visus arklius atėmė, kolūkis pasiėmė. Padargus visus pasiėmė kolūkis. Nu, taip. Viską pasiėmė. Bet reikia džiaugtis, kad tik neišvež niekur. Ir daugiau nustatė. Kiaušinių kiek į metus reikia atiduoti, kiek pieną reikia atiduoti valdžiai, kiek mėsos atiduoti. Nu ką, veršiuką išaugini, karvę apsiverčiuoja, išaugini, mėsą atiduodi už tą žemę būdavo, uždėtam atiduoti. Nu sunkiai po karo, labai sunkiai. O dabar gauni kelius linkus. Gerai, tada dar apie tą Raistų dvarą, vis tiek žinot apie tą Raistų dvariuką mūsų. Nu kas, nu Šimirskis tą dvarą nupirko, bet kelintais metais aš nežinau. Čia prie savo nerašykit, arba antroj pusė iš viso. Gerai, tu parašyk, tu gali nerašyti. Tu parašyk. Ne, aš atsišviesiu tavo. Man rytoj. Taip, Kelintais metais aš nežinau. Šimirskis. Čia ne Raistų Šimirskis, ne tas, kur išvažiavęs yra. Nu, tas drožėjas, tas Šimirskis. Pasakalau, žinot. Nu, čia ne tas Šimirskis, o tas dvaras senasis. Tėvuks buvo ir jis buvo tas Šimirskis. Jeigu bažnyčią pastatė, pusę bažnyčios pastatytas skleps. Sklepė abudu jie ilsis Šimirskiai. O tai jisai, o mirė apie kelintus, tai čia jau po karą gal kokį? Prieš karą Šimirskis, o per karą užmušo Šimirskį. Tai mirė per karą? Jo, Šimirskienė. Šimirskienė per karą mirė, o Šimirskis... Ne, Šimirskienė užmušo. Šimirskienė užmušo. Prieš karą. Šimirskis mirė. Ir čia jau to žemės irgi turėjo gabaliukų nemažai. Kiek girdėjau, kad ten irgi buvo prasilaužęs, biškį prasigėręs, kaip ten buvo kažkas tokia. Kažkaip išėjo tą žemę daugiau iš šonų. Na, irgi buvo taip pat, va, kaip čia sakė. Iš porceliavai. Kaip jūs tu? Varžytinės. Varžytinės buvo. Nu, nebesusimokėjo, to ant varžytinių duoda. Žmonės katras daugiau, tas didesnį gabalą gavo, katras neturtiek, mažesnį gabaliuką gavo. O ką žinot, gal esat girdėjus, iš kur tas pavadinimas Martyniškiai? Martyniškiai arba Raistai, nu kodėl Martyniškiai? Ką žinot? Martyniškiai. Nes pavadinimas toks. Kad ten šaukšteliai kokie, tai suprantam, šaukšteliai kokie, kretingas va tokie, Martyniškiai arba Raistai, kas pelkė kokie gal čia buvo. Kodėl taip, kad aš sugalvoju tos pavadinimus, vis tiek kažkas pirmas buvo. Tai aš skaičiau ir dabar. Kaip ieškų tie Martyniškiai čia atsirado. Nu, čia buvo, čia pirka tokie visi jau pasilaikantys žmonės. Ir jie turbūt sukūrė tą pavardį, tai Martyniškiai. Ta pradžia turbūt buvo, kai ten, Lietuva priklausė Rusijai, buvo carinės Rusijos dalis turbūt, ir čia buvo dalinamas tos žemės. Nu, ir tie pradėjo kraustytis tada. Nu. Pavadina jie Martyniškis. Bet taip tai čia nebuvo. O taip, tas... Ai, čia į Tominskis. Nu. O tas Tominskis, taip geras žmogus buvo, kaip nesiskūsdavo tie vergai tarnai. Labai geras ir šposininkai tėvuks aiškindavo, užaugindavo. Ložį buvo auginis vaikai, neklauso, paleido ložį į užpakalį, iš to ložį. Čia prie Martyniškių gali rašyti. Rašyti tokį knygą. Ne, tai čia yra istorija jau. Ir...
O mum Vaitekūnienė sakė, kad buvo kažkokį tą tarną į medį kėlę, nušovė kaip ten per balių kažkokį, pramogavosi. Tipo, Gegužį kažkaip vietą, kai gegužį. Jie pakukuoti į kaštoną, neįlipę. A čia išgalvota, čia, kažinta. O tas Dominskis taip padarė. Sakė, kad Ponsa, jinai pavardės tos neatsiminė ir sakė, kad, gal ten kokia, puota kokia buvo, gal taip užgėrė, sugalvoja taip, ne. Sakė, pakukuoti medį ir daug iš apačios ir nušovė, iškrita tas. Gal kokia nusidėjėlė. Ir man ten nebūdavo į Dominskis, buvo labai rimtas žmogus. Ta žmona tik tai kaprizna. Jie nebuvo namą pasistatė, senelis pastatė pirmiau čia savo namą. Tai jin čia vakar iš mokyklos ateidavo čia, bet labai nuostabi moteris. Neteisybė, o į Dominskį rimtas. Į tą parką tokį didelį pasodina. Į Dominskis visą, kad pasodina. O tai jo ten iš tų pastatų, tai ten ant šveitės tų aludarį, ten tas bravars gal buvo koks, ar kas ten buvo ta užtvanka? Nieko nebuvo, neusimdamas, statė, tik tai sustatydavo, pasistatęs buvo priešais, kas Vaitekūnienė nusipirkusi, ten jo tą. Sakė, kažkoks žydelis ten gyvenęs kažkada senai, kur dabar Vaitekūnienė gyvena. Ai, jūs apie tvartą kalbat? Ten dar nams toksai sūtik, sakė. O, žinau tą namą. Ne, Čirnikovs ten gyvena. Ana nežino. Tikrai nežino, ten Čirnikovs gyvena, tokius žmogus gyvena. Papras žmogelis. Rusas atvažiavęs kartu su Čirnikovu. Jie jau su Čirnikovu draugai. Mes dar su jo vaikais į mokyklą ėjom. Jie gyvena dabar, kur Vaitekūnienė gyvena. Tam namiukį tas Čirnikovas. Užsirašėt Čirnikovas. Bet tas pastas buvo ne dvara nuosavybė. Dvaro nuosavybė. O tai ant šveitės to kraštą, ten tas užtvanka, kur dabar jau to tiltą nebėra. O ten, kas ten buvo per pastas, čia ne dvara tas buvo. Ant šveitės. Tas tilts. O tai iš tų pastatų tik tai tą dvarą turėjo, tą tvartą, tas nams, ką dar turėjo iš tų pastatų, gal koks tai nunykęs, jau dabar nebėra to, kokią pastatą. Kai čia dvarė raistuose, tai čia ir tik pamatai bėra, kas ten buvo toksai. Tas pats, girdi, pagalvok. Namą nebėra, tvartą nebėra. Daržinės, taigi visą, ką statė, žmogus visą, ką sustatė. O kaip jau nam stokava į varžytinės, tada nedabaigė niekas statytis. Nepabaigė to dvaro. O tai laikydavo gyvulius, karves, kant arklius? Dar pakurkas nieko nelaikė. Ai, tik tai ruošėsi ir jis suklupo. O tas raistietis, ką jis laikydavo toj fermoj dideliui? Oi, tas tai, gyvulis. Tas gyvulis. Šimirskis gyvulis. Girdėjau, kad šunis laikydavo vienu. Šunis laikydavo. Tai medžiotojas buvo? Ko medžiot, ne medžiotojas. Bet šunų tai labai daug. Šunų turėjo daug. Tai daugiaus. Turėjo dukterį. Ta dukterį apsiženė su Gadliausku. Ir perleido dvarą Gadliauskui tada, čia per raistus. Ja. Perleidė tą dvarą tam ženklui. Bet kad ten ilgai jie negyvena, tas ženklas. O tas Gadliauskas iš kur buvo kilęs, kaži? Visi žinai, kad buvo iš kažkur atvažiavę. Žodžiu, kad tik tai kuo turtingesnis, to geriau. Aišku. Kuo turtingesnis, to geriau. Gadliauskas apsivedė tą dukrą. Į tą, Nešimirskis statė tą, Gadliauskas pastatė,
Vainikių kančius pastebėjau. Vat ir Pusė bažnyčios. pastatyta. Ir galima matyti, kur yra dar priestas pastatytas. Aš kaip žinau, taip. Bet matos. Jo, tinka spalva jau nebe tai. Tinka nebe tam. Jo, Nebe tam tinka jau. Nu tai Ansvapas, tas Gadliauskas pastatė, buvo daugiau taip, Pailius buvo, vėl tenai jau tas dvars, vėl tas dvarponis, ta bažnyčia. Žodžiu, susidėję. Sudėję. Vieną kraštą, kitą po biškį. Tas, kai statė, pastatė, supranti, pagalvoja, kad per maža. Dar reikia patempti, didesnį. Jį patempė didesnį. Gali matyti, kad jis. Jo, matos. O tai tas burba buvo, nes ten lenta yra burba. Iš Amerikos auka kažkokia, ką jis ten. Jo pinigai. Lenciugai, kur jis turi, žinai. Tai ten palaidots. Jo, ten palaidot. Ten į lentelę, kad iš Amerikos pinigas kažkaip taip ten bažnyčio yra. Ten prie sienos. Jo. O aną palaidoja va čia. O Šimirskis pasilaidoja. Sklepė. Iš Šimirskienė kartu. Kartu. O tie Garliauskai, abu O kur. Garliauskai aš tikrai išvažiavo, kur Tai jau čia buvo prieš pat jau po karo. Jau buvo karą. Žodžiu, tarybų valdžia, kai užėję ir bėga turbūt išbėga. Bėga ir matyti. Nes būtų liūdna buvę ten. Yra neišbėga. Ir viskas paliko. Paliko viskas. Paliko, daugiau tas... Kaip tas Arlauskas dabar gavo tą dvarą? Dabar trečias bus. Arlauskas. Čia Navickų bus... Tas Arlauskas. Tai gal iš Varžytinių kaip pirkos, ne? Gal ir iš Varžytinių Arlauskas. Paėmė tą dvarą. Jau ne viena nebuvo. Šimirskienė kaip užmuša. Tie Gadliauskai jau išvažiavo. Tu jau nebebuvo čia. Ai, tai prieš karą da išvažiavo. Šimirskienė kaip užmuša, tai tada paėmė Arlauskas. O tai jisai giminaitis koks buvo iš Varžytinių? Tada, iš Varžytinių, bet. Ne giminaitis ten. Ai, taip, pinigų daug turintis. Ams nusipirka tam. Nusipirka. Daugiau anota tėva dabar. Duktė. Jos duktė vyrė, jau nevyrė. Arlauskai. Kokius Arlauskai per karą. Vaizduoja visus. Ir atvežė Žagarę ant Turgaus sūrį. Ai, kaip liaudės priešus. O tai Martyniškių dvaras palika mokyklą, o ta žemės išsidalina tie, kaip išsipirka lietuviai, kuris mažas sklypelį, kuris didesnė, ar ne? Ir buvo Ūkininkai. Išpirkta, jau mes ėjom, po karo ėjom į mokyklą, tą mokyklą palika. Tegur jau ją statė ir palika jį. Nieks nepadėjo, grinai tas dvarponis pastatė tą mokyklą ir jin palika tą mokyklą. Ai, tai kai jis pats buvo rusas, tai rusų ir buvo ta mokykla. Rusiškai, jau kažin nuo kelintų, kiek lietuviškai prakalba. Tai va, jau prieš karą prakalba lietuviškai. Jau prieš karą. Prieš karą prakalba.